Sveiki, kaip visada apžvalga, tik tai, kad ne antradienį, o trečiadienį, nes vakar neturėjo prasmės daryti jos, nes Dragi turėjo šnekėti 4 valandą, taip. A, Nieko jisai ten nepasakė ypatingo, judėjimo nebuvo, reakcijos su jo ten kažkokius teiginius mes nepamatėm, taip, ir dabar viskas veikia toliau techniškai, galima prognozuoti techniškai. Taip, pradėsim nuo savaitinio grafiko, matom, kad euras nusprendė neatidirbinėti korekcijų. Taip, ir važiuoja, va, šiandien jau pasiekė 50 lygio viso dideliu judėjimu ir šiandien bus aišku, ar pradės jisai koreguotis ar ne, bet pagal tą nuotaiką, kokią jis turi euras, tai aš abejoju, kad mes pamatysim kažkokias korekcijas šią savaitę, nebent kitą. Šią savaitę pagal savaitį kad taip laukiu, kad mes nuvažiuosim dar apie 150 kažkur tai punktų iki 133, 7, 50. Kažkur tai iki ten mes turėtume važiuoti. Dieninis grafikas, tai praeitą savaitę mes stovėjom diapazone, niekaip negalėjom pramušti 13120, taip, ir į apačią niekaip tvirtai laikė 3043. Jo, ir vakar dieną vėl ant vokiečių naujienų, taip, indekso investoriai iš ZEO mes padarėm tokį gerą spyrį gavom, taip, ir išvažiavom aukščiau, pramušėm 3130 ir užsidarė dieną aukščiau šito lygio. Dabar vienintelis toks iš svarbesnių lygių, kuris dar gali duoti kažkokį pasipriešinimą, tai padarysiu kitos spalvos, kad būtų geriau matyti. Tai bus 3250. Taip, iki 3250 kol kas tikslas yra, gali čia paspigliuoti, aišku, aukščiau iki 3300, bet jeigu dieninė žvakė šiandien užsidarys žemiau 3250, tai galima laukti rytoj, kad bus grįžimas prie 3130 ir tada leis jau užsipirkti ir pratęsti judėjimą toliau į viršų. Kol kas, pasakyti, kad čia euras juda, tai stipriai nepasakyčiau, čia ir dolerio yra nuopelnas, ir euro nuopelnas yra, bet grinai techniškai, jeigu taip žiūrėt, tai mes važiuojam daugiau rinkoj būlių negu miškų ir euras daro norą tokį nuvažiuoti aukščiau. H4 periodas jo laikė tas 3150, iš apačios, aišku, būtų teisingiau jį gal nepataisint, bet pastatyti žemiau. Laikė 3120, matom H4 periodinę, jo. Po to, kai jau išėjo įvyko tas gan galingas augimas, taip, mes padarėm grįžimą prie 3150 šiandien ir dabar klausimas, ar mes atnaujinsim čia viršūnę ir važiuosim toliau viršų, ar mes darysim gilesnį korekciją link 3120. Tai dvi vietos, kas šiandien žiūrės, tai galima pabandyti agresyviai užsipirkti 3154, plus spreadas gali būti, ja, o konservatyviai nuo 3120 kažkur, tai plus spreadas, plus arbata, čia bus 3125, 3130 gal. Šitų vietų galima bandyti įeiti į tą ilgalaikį važiavimą euro, taip, ir tada pirmas toks tikslas 3,2 pagal ketvirtuką 88, bet matėm, kad yra dieniniam arčiau toks tikslas 3250. Taip, tai pirmas tikslas link ten 100 punktų galima laisvai paimti. O kas turi daugiau kantrybės ir daugiau galimybės prekiauti, tai galima ir sulaukti atšokimo 3250 ir laukti, kad euras pratęs tą savo galingą važiavimą į viršų. Ir tada bus orientaciniai tikslai, tai kažkur tai link 3,50, 3,480. Taip, plius minus kažkur važiuojam į viršų, aš ketinu irgi nusipirkti nuo 3,130, jeigu bus grįžimas, ir take profitą kol kas nestatau ir nemastau apie jį, nes labai toks didelis noras išvažiuoti. H1 periodas, matom, kaip puikiai mes praeitą apžvalgą turėjom tokį kanaliuką, taip, ir vakarykštis judėjimas buvo puikiai sustabdytas tuo
pramušto palaikymo. Jo. Ir dabar vat, didelis klausimas, mes vat, čia formuojam šiaip tokią techninės analizės figūrą vėliavą, kurioje yra judėjimo pratęsimo figūra. Ir jeigu mes pramušim, tai virš mūsų tikslas 120 punktų, nu visą nereikia imti, apie 100 punktų galima paimti viršų, jeigu mes padarom pramušimą. Aišku, ta figūra yra didesnių periodų, valandiniam jinai atidirbinėja tik tai 60-70 atvejų iš 100, bet noras galingas eurų ir pirkėjų, taip, todėl galima tikėtis, kad šį kartą jinai atidirbs. Reikia tik tai sulaukti to 3-2 pramušimo, 3-2-0-0. Taip, jeigu žvakė užsidaro virš 3-2-0-0, virš turi būti apie 10 punktų, taip galima bandyti ir agresyviai iš karto nusipirkti ir tad tikėtis galingo važiavimo į viršų. Pardavimo kol kas neieškau, nes net pagal šitą mažą valandinį periodą matom, kad buvo judėjimas ir labai agresyvios korekcijos tik tai iki 23, todėl ieškoti apsisukimo ir to sustabdymo dar gal ankstoka. M15 periodas, čia irgi turėjom ten iš istorijos kažkur tai linijos irgi gavosi, kad jie sustabdė. Nu, dabar techniškai tai, aišku, galima pabandyti kažką tai surast, kažkokį geresnį įėjimo tašką. Iškitingi normaliai braižytai su projekcijom. Tai geresnis įėjimo taškas, jeigu į viršų žiūrėt, tai bus kažkur grįžimas prie 3142. Na, plius spredas, plius arbata, taip ir gausis, kaip pagal didesnius periodus pas mus 3150. Ja? Va. Klausimas, ar verta rizikuoti ar neverta, nu ir dar vienas klausimas, galbūt dar galima kažkokį konservatyviškesnį įėjimo tašką surast. Tai, jeigu pažiūrėsim, tai kaip tik sutampa su 3.8 lygiu, biški žemiau 3.8 lygis, taip todėl patiem konservatyviškiausiam traderiam, taip galima patart 3.1, 3.5 kaip sustabdymo lygis, plus arbata, plus spredas, tai bus kažkur 3.140. Jeigu ieškoti pardavimų, tai reikia irgi sulaukti tada, kad nesuveiks tas 3.150 kaip stabdys, jo bus pramuštas tas lygis ir tada grįžimas prie jo ir važiuojam tada į apačią. Bet aš kol kas į sell nenusiteikęs, žinokit. Svaras. Svaras savaitinis grafikas užsidarė tokią neaiškę žvakę pas mus, taip, ir jinai gali reikšti, ką norit, biški kūnas augantis, bet tai nesiskaito, sakysim, taip, galima skaityti kaip dodžą, tik tai, kad vidury judėjimo, tai nelabai jisai duoda informacijos, bet įvyko patvirtinimas pramušimo 5.240, taip, už praeitą savaitę pramušim, praeitą savaitę padarė grįžimą ir padarė atšokimą. Šią savaitę, konkrečiai šiandien išeina labai geras naujienas svarui, padidėjo bedarbystė, taip, ir investicinis klimatas ten pablogėjo, tai konkrečiai dabartinis judėjimas susietas su tom naujienom, todėl jisai, ant kiek jos padarys įtakos ir ant kiek tai ilgalaikės tas kritimas bus dar neaišku, bet kol kas viskas vyksta pagal tą raudoną scenarijų ir todėl tikslinis, aš laukiu kol kas, kol vyksta tas scenarijus, aš laukiu, kad bus atėjimas iki 5.500, 5.490. Jo, ir tik nuo ten mes pabandysim padaryti kažkokį tokį rimtesnį atšokimą. Dieninis grafikas vėl buvo nubražyti lygiai, taip, ir matom, kaip puikiai tie lygiai laiko. Ir dabar vėl dar kartą testuojamas lygis 5.264. Išsilaikys, neišsilaikys didelis klausimas, bet kažkokias išvadas dar apie svaro padėtį daryti ankstoką. Kol kas puikiai atšokinėja pagal tą didelį FIBA nuo 3.8 lygio, taip, ir vienintelis dalykas, kas stabdo, tai 5.260. Jeigu pažiūrėsim vakar dieną, užsidarė labai gražią augantį žvakę, be spyglių, be nieko, taip, ir jeigu ne šiandienas naujienas negatyvios svarai, tai greičiausiai būtų judėjimas į viršų. Bet atsiras norinčių
sudalyvaut dar kartą papildomai pirkime, 5270 ar ne, čia jau klausimas. Aš kol kas nusiteikęs irgi pozityviai į svarą ir teigiamai, ir todėl žiūriu daugiau į buy negu į sell. Aš keturi periodas buvo galva ir pečiai, jeigu gerai atsiminam jo, bet jau toks, svaras standartiškai atidirbinėja labai puikiai savo figūros ir jeigu jisai neišvažiavo jau kiek nuo balandžio 5 dienos, jau pusę mėnesio, jeigu jisai neišvažiavo atidirbinėti šitą figūrą, tai reiškia jinai ne visiems rinkos dalyviam matoma, todėl prognozės, kas darė ten buy, reikėtų gal pakoreguoti. Kas darė ant pirmo grįžimo, tai tikėkimės pas visus stop lossai jau stojasi ne nuliuose, taip, arba pelno zona, arba jau uždaryti. Aš vis dar tikiu, kad svaras atidirbs tą figūrą, bet tas tikėjimas šiaip savo nieko nepagristas, todėl nepatarčiau pasitikėti tik tai mano tikėjimu. Jo, bet dabar matysim, kaip jisai atidirbinės dar trečią grįžimą prie kaklo linijos. Jo, jeigu pramuš ir važiuos apačią, tada galima bus ir pabandyti padaryti sandorį nuo šitos trendinės linijos palaikymo pagal 2 taškus, kur yra. Taip, tai bus kažkur tai 5,1 50-60. Priklausoma, aišku, kada ateis. Jeigu nepramuš ir važiuos toliau į viršų, tada pas mus jau čia susiformuos toksai gan patrauklus galbūt kanaliukas, jo, pagal kurį mes galim ramiai prekiauti ir dalyvauti. Čia klausimas dabar atšoks ar neatšoks konkrečiai šitą žvakę, jo 1 valandą užsidaro, tai žiūrėsim, kaip užsidarys šitą žvakę ketvirtuko ir jau galima bus pagal tą daryti išvadą kažkokią. Jeigu užsidarys, paliks spiglį kokį 30-40 punktų, tai greičiausiai bandys ir atnaujant viršūnės ir važiuoti viršų. Jeigu užsidarys taip kaip krentančią žvakę, tada, neverta gal rizikuoti pirkti, reikėtų palaukti, kas bus toliau. H1 periodas, šnekėjom jo ką tik apie šitą lygį, 5270, kol kas H1 atšokinėja, gal neblogai atšokinėja, jo, bet tai aišku nieko nereiškia, 15 punktų atšokimo valandos pradžioj, tai gali viskas dar pasikeisti. Ar galbūt reikėtų perdaryti techninę analizę, padaryti tokį. Atsirado nauji taškai, taip duoda, mums galima jau padaryti savo kanaliuką ir spiglių liniją. Matom, testuoja liniją, bando pramušti, taip. Klausimas, kaip užsidarys valanda, irgi 1 valandą pas mus bus ir valandinio uždarimas, ir H4 uždarimas, ir čia tada jau galima bus rimtesnį tokį apsisprendimą priimti, jeigu nepramuša šito palaikymo, naujai susiformavusi ir užsidaro aukščiau, tai be jokių abejonių buy ir važiuojam į viršų. Tik tai klausimas į viršų iki kur. 2 variantai, arba bandysim pramušinėti 5362, taip, arba čia sustosim ir bandysim jau tada mušti apačią. Bet kad iki kanalo viršaus turėtų dėti, tai turėtų dėti. Vienintelis čia toks yra vienintelė kliūtis, galbūt taip teisingiau pasakyti, 5340. Tai pirmas tikslas, jeigu pirksit nuo šito kanaliuko, taip, tai iki 5340, arba kai iki jo dėės, nors stop lossą į nulius pastatyti. Ir M15 periodas, matom, konkrečiai čia yra naujienų žvakės, taip, gan toksai galingas judėjimas, nors ant tokių blogų naujienų, sakysim taip, svaras galėjo pačiuošti ir daugiau. Tai irgi tokia nelabai, ne visai negatyvi reakcija, taip rodo, kad nėra daug labai meškų rinkoje ir nėra labai daug norinčių svarą pardavinėti. Nors jeigu mes padarysim techninę analizę pagal naujai čia susiformavusias apačias, ja, tai irgi pamatysim, kad yra šitas vietos testuojamas pagal liniją ir jeigu įvyks pramušimas, grįžimas čia bus labai puikus signalas pardavimui. Ir dar be abejo judėjimas nuo viršaus, jeigu paimti visą judėjimą, 75 punktai, dar kokį 20 punktų, jeigu pramuš, bus 100 punktų, galima statyti FIBA, ja, ir jau dalyvauti ant korekcijų.
Nu, primesim, kur tai gali būti. 5,350, 5,250. Va, čia kaip tik ir bus grįžimas prie 23 lygio ir labai gražus bus pardavimas. Ne? Kol kas, kol neužsidarė valandinė ir ketvirtuko žvakė, pirkti nepatarčiau. Kol kas. Ja? Kai užsidarys, pamatysit pramušimą, ruoškitės pardavimą, jeigu pamatysit, kad sustabdė linijos, tai galima be abejo pirkti. Dar vienas galbūt signalas toks pirkimui, jeigu norit tikrai užtikrinto pirkimo, jeigu žvakė nepramuš ir padarys grįžimą iki 23 lygio, tai nepirkit. Jeigu iki 38 arba 50, tai tada galima jau ramiau pirkti, nes tai parodys, kad agresoriai jau nėra. Taip, dirba konservatoriai, jie greičiausiai nebandys pramušinėti šitų trendinių linijų. Frankas. Savaitinis grafikas, labai gražiai pas mus trečią savaitę vyksta kritimas, taip, 9,340 nesustabdė, matom, kad praeitą savaitę pramušė, šią savaitę padarė grįžimą ir toliau. Ką? Svaras? Krenta toliau? Nu, irgi normaliai. Atnaujino apačias iki kur. A? Nu, dabar jeigu taip užsidarys, be abejo reikia laukti grįžimą ir pardavinėti. Taip? Jeigu taip neužsidarys, vėlgi paliks spyglį ir nepramuš, čia reikia jau pramušimą grinai konkrečiai laukti pramušimą. Nes čia dar sustabdymų vieta, jam aišku gali jisai kristi, bet yra va tokia negraži vietelė, va, 5,1, 5,8, taip, nuo kurios pagal šitą spyglį orientuojasi, taip, nuo kurios jisai gali atšokti. Irgi, jeigu pažiūrėsim miški į praeitį, va, į šitą situaciją, kada čia buvo balandžio 8 dieną, taip, irgi sustabdė šitą vietelę 5,1, 5,2, 5,8. Va, to labiau pagal didesnius periodus pas mus, čia aš su euru šau, jo. Pagal didesnius 5,230 pirkimas pagal dieninį. Nu, dabar pažiūrėsim. Aš tai kol valanda neužsidarys, dar ankstoka daryti išvadas. Nes dar pusvalandis iki valandos uždarimo, tai daug kas gali per pusvalandį atsitikti. Grįžtam prie Franko, savaitinis grafikas, taip, krentam ir mūsų tikslas 9,074. Taip, grįžimas prie 9,340 buvo ir dabar nieks netrukdo Frankui kristi, apart va šitas vietas, kur stojo dabar 9,200. Nes gali būti panašiai situacija, kokią mes matėm ten rugsėjo spalio mėnesį, kada gan ilgai mes bandėm pramušti šitą lygį 9,200, taip, ir tik tai įveikiam ten jau gruodžio mėnesį. Tai vat, nu, pagal mane, aišku, šį kartą mes čia taip ilgai nestovėsim, bet bus matyt. Dieninis grafikas, taip, turėjom kanaliuką su vidinė trendinė linija ir vakar pramušėm tą vidinę trendinę liniją, bet, nu, pramušimas toks neužtikrintas, taip. Jeigu pramuša 9,200, grįžta prie šito lygio arba biškiai aukščiau 9,230, ramiai parduodam ir tikslas čia gan toksai patrauklus apie 300 punktų. Jeigu mes šiandien sugrįšim atgal, pagrįšim virš 9,250, tai galima bus nuo šitos vidinės trendinės, konkrečiai nuo 9,220 pirkti ir važiuoti į viršų, mes tada į apačią nenorėsim išvažiuoti. Bet pagal ketvirtuką matom gan tokį agresyvų važiavimą į apačią, taip, ir pastovi naujina apačią savo Frankas, nu, vat, dėl šiandieną žvakės, irgi atnaujina, reikia pažiūrėti. Lovas 9,206, lovas 9,205. Ja, vienu punktu atnaujino, taip, rodo tą norą važiuoti į apačią ir čia jau gal reikia miški pabražyti kitokią kryptį. Kažkas taip bus. Ir dabar mes atnaujinam, pramušim viską, taip, dabar grįžimas prie 9,250, selas, stoplosas 80 punktų, o tai profitas, nežinau, kada nors gegužę kažkur tai.
Neblogą vietelę galima pabandyti lyst, nu, konservatoriam galima biškiai aukščiau nuo 9300 bandyti padaryti pardavimą, taip, nes stop lossas tada gaunasi apie 40 punktų, tai profitas irgi toks pat kažkur tai toli. Valandinis periodas irgi tokį panašų kanaliuką turėjom, taip, tai galbūt tik tai reikia jį pataisyti, apatinį tą palaikymą ir dabar dvi vietos 92 kem 7, taip, nu, stopas 80, 90 punktų, arba antroji vieta 9289. Nu ir labai konservatyvi 9320. Bet jeigu jau jis sugrįš atgal į šitą kanalą, taip, tai aš jau gal sell ir peržiūrėčiau prognozę savo. Nu ką, sustabdė 5-6, ja? 5-7 sustabdė. Na, pažiūrėsim, kas bus toliau. M15 jau pramušė. Taip, ir pagal tą trumpalaikį periodą galima laukti 5,280 ir pardavimą. Valandinis dar neužsidarė. Taip. Frankas M15 periodas irgi. Matom, kad į apačią žvakės labai didelis, taip, ant dolerio kritimo, o atšokimas, korekcijos labai mažos, tai yra, nu, tokius agresyvių nuotaikų ženklas, taip, ir kažką tai pabražyti čia neišeina, grinai, jeigu pastatyti per visą ekraną FIBA ir ją vadovautis. Taip, dabar vat, atnaujinimas, vėl galimas grįžimas prie 9230. Bus 23 lygis, 9250, 38 lygis. Va, du lygiai, kur galima franką pardavinėti. Pirkti kol kas vietos nematau. Ir doleris jena. Doleris jena čia pas mus labai jokauja savaitiniam grafikė, taip, ir matėm važiavimą ir praktiškai iki 100 mes daėjom, 5 punktų trūko iki 100 daėjai, taip, ir smagėjomės nuo ten atšokom, iš karto apie 400 punktų mes išvarėm. Sustojom ties gražaus lygį 95, 90, 85, man atrodo, žemiausias buvo taškas, jo. Ir vėl, jeigu savaitė užsidaro su tokiu spigliu, nu, važiuosime su viršų, niekur mes nedingsim. Nes tas spiglys rodo, kad, nu, į apačią labai nenori jena. Jenas stiprėti nenori, doleris krist čia, šitoje valiutai. Dieninis grafikas, Fibonacci iki 23 pagal visą judėjimą mes nedaėjom, buvo bandymas sugrįžti į tą atgal, bet bandymas tas nepavyko. Sustabdė, matom, dieną žvakė sustabdė 9652 lygis, taip, kur buvo čia sustabdymas iš apačios, iš viršaus irgi gražiai sulaikė ir žvakės dieninis nepramušė. Ką dabar daryti? Nu, tik tai bai. Aš laukiu dar, kad po atnaujinimo gali padaryti gilesnę korekciją iki 9440. Iki čia kažkur tai laukiu sugrįžimo. Bet jeigu nepadarys, tada jau virš 100 žiūrėsim, kaip pramuš, nepramuš, kaip pramušinės ir tada jau virš 100 galima pirkti. Centrinio banko vadovas Japonijos pasakė, kad jų tikslas kažkur tai 105 jenas už dolerį. Kažkur iki 105 jis turėtų nuvažiuoti pagal Centrinio banko planus. Taip, aišku, laiko tarpą nepasakė, tai yra tam tikra problema. Galbūt jie ten 2 metų bėgėje planuoja tą kainą. Ja? Bet kad žemiau, kada užlys jie virš 100, kad Japonijos centrinis bankas dės visas pastangas, kad žemiau 100 nenukristų. Tai greičiausiai 100 bus geras labai palaikymas. Na, H4 periodas, labai gražus spigliukas 100 punktų, taip, ir mes vėlgi šitoj situacijai, jeigu pagal paskutinį judėjimą, tai mes bandėm užlipti iki šiam pirmo lygio, bet, vat, nu, 38 pramušėm irgi rodo, kad būlių jau žymiai mažiau ir dabar viršų mūsų laiko 23 lygis, tai jeigu mes užsidarysim aukščiau 23, tai 9830, tai vėlgi tikslas apie 200 punktų, 100 minimum galima imti arba sulaukti dar vieną grįžimą prie šitų kūnų, nes kūnų uždarimas tai gan svarbi vieta, 9650, taip, ir nuo čia pirkti stopas aiškus už spiglio, 100 punktų, profitas į viršų apie 350 punktų. Tai va,
irgi neblogas sandoris iš tokios ilgalaikės pusės. Valandinis periodas, reikėtų taip padaryti. Nu, galima būtų padaryti tokį palaikymą, bet matom, kad čia nedaeina, tai greičiausiai pagal šitą palaikymą ir nedirba. Dabar tokį trumpalaikis toks kanaliukas, taip. Nebaigtas ciklas, į viršų nedaėjom iki pasipriešinimo, tai galimas pramušimas į apačią, pramuša grįžta, galimas sell į apačią, taip, stopas 60, profitas 150. Jeigu nepramuša atšoksta pabaigia ciklą, tai tada galima prieš trendą pabandyti kažką padaryti, arba dar vieną grįžimą prie trendinės linijos ir, nu, pagal mane tai bus kažkur tai 9, 8, 50. Na, ir pirkt ir važiuoti toliau į viršų. Geriau buy. Kada jūs kariaujat prieš centrinį banką, nu, jūsų šansai laimėt labai, labai maži. Jeigu centrinis bankas silpnina jeną, tai geriau, aišku, kartu su juo važiuoti. Nežinau, kiek kainuoja Japonijos centrinių bankų toks aktyvus jenos silpninimas, bet kol kas vyksta taip, kaip vyksta. M15 periodas, nu, nieko tokio konkretaus neduoda šitas periodas pas mus. Galbūt tokį kanaliuką, bet vėlgi matom nebaigtas ciklas, matom, kad tvirtai labai laiko 9, 8, 20, taip. Nu jo, kažkur tai 9, 8, 20, labai tvirtai laiko 30. Dabar jeigu pramuš, grįžimas prie to 9, 8, 30 gali trumpalaikį padaryti pardavimą, taip. O jeigu pramuša į viršų, tai aišku ilgalaikis pirkimas. Važiuojam į resursinės valiutas, kas ten pas mus vyksta. Ten labai linksmai, kas nežinot, auksas muša visus rekordus, atnaujina žemumas per pastaruosius, kuris 2 metus, taip, žemiausią tašką pasiekė ir ten net nebando sustot. Per 2-3 dienas padarė $250 kritimą, atpingo. Na, va, jeigu dieninį periodą pažiūrėt, taip, prasidėjo toks linksmas nuo 1,5 tūkstančio 62 iki žemiausio taško 1321. Tai nu, gan galingas kritimas ir techniškai dabar jisai ant korekcijos galima įlysti ir irgi pardavinėti. Čia jau grinai techniškai, bet proga, kad ne visai aišku, dėl ko jisai taip nukrito ir ar įsijungs, sakysim, taip meškas į tą techninį judėjimą, nu, gal su auksu kol kas ir nepatarčiau nieko daryti. Bet visa problema kame? Auksas patempė su savim ir sidabrą kartu ir kitus metalus, taip, ir resursus, ir todėl resursinės valiutos irgi savaime aišku reaguoja. Savaime aišku reaguoja, taip, nors techniškai, pavyzdžiui, Australo grafikas savaitinis labai gražiai sustojo, nepramušė tos 1.0550, taip, gražiai atšoko ir viskas kaip ir vyksta techniškai, matot, kūnai ir vienas ir kitas uždarimas už spyglių pasipriešinimą, taip, pasiekė lygio, va šitą mėlyną trikampį, nepramušė, neįveikė į viršų ir dabar praktiškai ir pasiekė palaikymo linijos, jo, nu, anksčiau ar vėliau mes į viršų arba į apačią pramušim. Aš tą kritimas grinai surišiu su aukso kritimu, va, bet techniškai, jeigu nežinot apie auksą, viskas irgi labai tvarkingai buvo padaryta. Dabar klausimas, ką darys Australas šią savaitę, kaip užsidarys ir tada galima jau priiminėti kažkokius sprendimus. Taip. Dieninis grafikas, va, irgi dvi žvakės, kaip tik kada auksas kryto, bet irgi, jeigu matom, yra pasipriešinimas, tai pagal 2 taškus ir čia trečias taškas labai puikiai davė atšokimą. Ir dabar Australas jau konkrečiai ant korekcijos lygio, nu, aišku, mažesnį periodą tą pamatysim. Pagal dieninį grafiką nepatarčiau nei pirkti čia, nei parduoti čia, laukti pramušimą arba į vieną, arba į kitą pusę. Jeigu pramuša į viršų 5,50, buy, taip, ir ten atsidaro pas mus labai geros perspektyvos, jo, jeigu pramuša į apačią, tai galima ir sell, ir irgi
jeigu nesustabdys vėl 1,070, tai atsidaro labai geras perspektyvas. Kol kas, klausimas didelis. H4 periodas labai tvarkingas 200, praktiškai 300 punktų kritimas, ja, ir dabar tik tai klausimas, kaip teisingai statyti Fibonacci lygius. Mano manimu teisingai eina ne nuo viršūnės, ja, bet nuo šitos kažkur krentančios žvakės prasidėjo judėjimas. Bandė padaryti nuo 23 atšakimas spygliukų, taip, atėjo iki 38 ir dabar du tokie ketvirtuko spygliai į tą pačią vietą, 1,0340 rodo, kad į apačią nelabai jau jisai nori ir gali daryti gilesnę korekciją. Iki kur, aš atlaukiu, kad arba 0,430 arba 0,450 jisai ateis ir čia galima dar kartą jį bandyti parduoti ir dar kartą mes bandysim nuvažiuoti į apačią. Kažkur čia laukiu Australo grįžimo. Patarinėti kažkokius sandorius, nežinau, nuo visų linijų, nuo visų lygių, kaip po tokio aiškių vietų jau atšoko, tai nebent laukti prie 1,04, kažkur tai viduriukė, jo, tarp 30-50, nuo 40 galima laukti pardavimą. Stop lossas, aišku, 60 punktų už šitų viršūnių dviejų, už 1,0492, taip. Take profitas irgi gan aiškus, pirmas profitas prie šitų kūnų, prie šito lygio 1,0370. Kažkur tai čia take profitas, antras take profitas be abejo prie šitų kūnų, kur buvo sustabdytas tas galingas kritimas, taip, a trečias profitas jau eina pas mus žemiau 0,230 kažkur. Taip, bendrai 200 punktų galima tikėtis paimti su stop lossu 70. Jeigu ypač auksas pradės ir toliau kristi, tai stralas niekur nedings. Ja? Valandinis periodas, matom, bet sustabdymas buvo, taip, ir bandė taip kietai užlipti į viršų, lypo, šiandien vėl ryte įvyko pramušimas ir dabar niekaip jisai negali į viršų nugalėti lygiai 0,370, o į apačią nugalėti lygiai 0,340. Kol kas stovi diapazone. Pramuša į viršų 70, galima užpirkti kokį trumpalaikį pelną paimti. Taip, minimum čia 30 punktų su stopu 40. Nelabai apsimoka sandoris toks. Jeigu pramuša į apačią 40, tikslas 50, stopas 35, 40 punktų. Jau geresnis santykis. Tai šitoj situacijoje konkretikos nėra. Nei krypties, nei nieko. Nes, pagal irgi šitą judėjimą, FIBA 38 pramuštas, tai konkrečiai imam, patrinsiu šitą FIBA, konkrečiai imam šitą konkretų judėjimą, taip, irgi matom, nuo 38 atšakimo padarė, bandė užlipti aukščiau 38 pramušė, bet toks pramušimas nelabai toks aktyvus, nes jau link nakties tą darė. Jo. Jeigu norėtų važiuoti toliau į viršų, kaip tik australų darbo metas buvo, tai išvažiuotų. Bet nenorisi toliau važiuoti į viršų, galbūt reikia papildomų jėgų ar dar kažko. Todėl buy mažiau tikėtinas negu sell. Geriau daryti sell ir labai gera vieta 50 FIBOS lygis arba šiam pirmas FIBOS lygis. Priklausomai kada ateis. Jeigu eis pagal šitą liniją, palei liniją jo, tai arba nuo 0,406 arba nuo 0,4 kažkur tai 30 bus geras sellas. M15 periodas. Irgi neblogas buvo kanaliukas, kol jo nepramušė. Taip pramušė ir iš karto prie linijos grįžimą padarė. Ir dabar matom stovi ties lygiai 1,0345 ir čia į viršų suformavo 75. 30 punktų diapazonas gali čia ir stovėti. Laisvai kažko panašaus daryti, jo, tai galbūt ir neverta kol kas Australą lyst. Galbūt. Zelandas savaitinis grafikas sustabdė, matom, kūnų, tas, kur buvo čia spygliukas, čia kūnai nepramušė, taip, 8576. Nors bandymas buvo toks gan linksmas, man visus stop lossus čia, kaip ir nenulaižė, normaliai taip numušė konkrečiai. Taip.
Va, nes stop lossas buvo už šitą spigliuką, jo, man mažai ten apie 10 punktų, tai normaliai taip užmušė. A, dabar, kol yra toks, nu vėl, agresyvus noras važiuoti į viršų, tai Zelandas, nu, pataisyti galbūt reikėtų vieną iš tokių linijų, taip. Um, turim naujas apačias ir va čia, va, prie 8340 galima užsipirkti ir laukti pratęsimo, kad bus naujinimi maksimum. Taip, ir turim tokį. Reikėtų pabražyti kanaliuką savaitiniam, aišku, savaitiniam sandarius galbūt ir nelabai gerai prognozuot, bet kryptis gan aiški kol kas, jo. Iki apačios 130-140 puntų galima dar sudalyvauti, bet žemiau 8350. Jo, aš nelaukiu kol kas Zelando, laukiu, kad jisai čia atšoks. Nu, gal užmes spigliuką kokį, jo, mėgėjai užmitinėt spigliuką. Gal ir užmeš kokį spigliuką iki 8300, bet bendrai kol kas laukiu, kad mes eisim pagal šitą augantį trendą. Dieninis grafikas, va, gražus trendukas, taip, turėjo dvi aiškiai matomas tokios viršūnės ir jau susiformavo trečia viršūnė, taip, ir apačia, jeigu šito melagingo pramušimo neimti, taip, turim 1, 2, 3, 4 atšokimai, taip, po to sugrįžom į kanalą ir dabar labai linksmai pasiekėm ir spiglių liniją ir padarėm 100 punktų praktiškai atšokimą. Dabar grįžinėjom, nu, kažkur tai sudalyvauti, tai laukti ties vėlgi čia spigliuko 8393, nu kažkur tai 8400 bus pirkimas, pagal trendą ilgalaikis 300 punktų galima imti, tik tai, nu, gal teisingas stopas biški didokas apie 120 punktų, bet galima, aišku, pastatyti neteisingą kokį ten už lygio 8330, tai 70 punktų. Jo. Aš į buy, į sell kol kas, nu, nebent pramuš, aišku, šitą trendą grįž jo ir tada nuo 8-4 vėlgi bus geras sells. Galva ir pečiai buvo pavaizduota, galva ir pečiai 200 punktų tikslas ir puikiai atidirbo, viskas tvarkingai, taip, ir dabar grįžimas prie galbūt kaklo linijos, kaip nori, taip galite pavadinti, jo, ir vėlgi gan neblogai 100 punktų atšokimas. Dabar, jeigu taip žiūrėt, judėjimas iš viršaus labai galingas, taip, ir jeigu pagal spigliukus pastatyti Fibonacci, taip, vėlgi pamatysim, kad buvo 38 FIBA pramušta, bet 50 lygis nebuvo pasiektas ir dabar keliauja į apačią Zelandas. Atidirbs korekciją iki galo ar neatidirbs, atnaujins judėjimas ar neatnaujins, didelis klausimas. Reikia laukti, kas ir kaip bus konkrečiai su šitą korekciją. Bet kokiu atveju lygis 8392, geras lygis pirkimui, nes stop lossas už spigliuko, taip, 25 punktai, o profitas prie čia viršūnė. Nu, čia gan neblogas santykis ir gan neblogas įmanomas sandaris. Zelandas valandinis periodas, puikiai metė spigliuką į viršų, taip, puikiai bandė, nu, atnaujinačiau šitą važiavimą ir dabar labai graži krentanti žvakė, kas bus didelis klausimas, bet pagal techninę analizę mes turime čia aiškiai matomą apačią, taip, ir tikslas 8380 pagal valandinį periodą. Iš anksčiau nubražytos čia projekcijas jau gražiai sulaikė, gražiai suveikė ir dabar, jeigu vyks pramušimas, galima laukti grįžimo prie 8470 kažkur, tai 68 ir sell, ja, su tikslu, nu čia į apačią iki 8380 kažkur tai čia. Jeigu pramušimo neįvyks, sugrįš į kanalą, 8470 buy, pirmas tikslas 40 punktų, o toliau jau ten, jeigu sulauksim važiavimą toliau į viršų, tai važiuosim toliau į viršų. Taip. Kol kas visgi net valandiniam periode augantis trendas, taip, jeigu žiūrim pagal didesnį tokį mastelį. M15 periodas buvo anksčiau nubražyti lygiai, dabar jos reikėtų gal ir pakoreguoti. Vėl diapazonas turim
pasipriešinimą, vidinę trendinį ir palaikymas. Jo, nu, galbūt vidinę trendinį reikėtų irgi patikslinti. Taip kažkaip bus. Ir dabar kaip tik Zelandas prie tokios apsisprendimo vietos. Pramušo apačią, nu važiuos apačią link. Va. Pirmas tikslas bus šitas lygis pas mus. Antras tikslas bus čia kažkur. Tai, ja. Nepramuša apačią, važiuos į viršų, taip, tai irgi laukiam pramušimo į viršų šito lygio, tada pirmas tikslas čia ir toliau jau važiuosim kažkur į viršų. Kiekvienas lygis, nu, galima, kada pramuš, grįž, galima daryti sandorį į pramušimo pusę buy, taip? Nu, į viršų jeigu buy, į apačią jeigu tai sells. Na ir Kanada. Kanada vėlgi, ko puikiausiai praeitą savaitę pasiekė 1-0-1-0-1-0-1-0, taip. Ir labai gražiai nuo ten atšoko, čia įtaką daro nafta, kuri pinga, taip. Ir visur, jeigu mes matom, kad doleris nelabai auga, tai pas mus Kanadai konkrečiai ir Japonijos jenai vyksta augantis trendas su doleriu. Taip. Ką dabar daryti su Kanada pagal savaitinį grafiką? Nu, aš laukčiau jau pramušimo į viršų ir kad mes važiuosim aukščiau iki kažkur tai 1.0450. Ja? Dieninis grafikas, vėl nebaigtas ciklas, sustabdyta ant lygio, viskas tvarkoj, tvarkingai atšoko ir priartėjo prie pasipriešinimo. Taip, dabar laukiam, kol bus pramuštas pasipriešinimas, grįžimas ir perkam. Taip, važiuojam irgi pagal augantį trendą, tik tai jau reikėtų jį gal ir pakoreguoti biškį. Dabar pramušta vidinė trendinė linija, taip į viršų grįžimas prie jos ir atšokinėjom toliau su ketinimu nuvažiuoti aukščiau. H4 periodas irgi čia jau net iš akies gerai gražiai matosi, kad eina. Buvo korekcija, taip. Korekcija iki 3.8 nedasiekė ir dabar žiūrėsim, atnaujinsimės viršūnės ar neatnaujinsim. Jeigu atnaujinsim, labai puikiai proga įeiti į Kanados ilgalaikį buy. Taip. Jeigu neatnaujins, tai tada jau galima paieškoti tokios vietos pardavimą. Aišku, galima surizikuoti ir vat pagal tą buvusi pas mus gražų kanaliuką ir kartu su šitom viršūnėm kažkur tai jo 0.317 padaryti savo. Priklausoma, aišku, kada ateis arba prie spyglių linijos, arba prie kūnų linijos ir galima, aišku, surizikuoti padaryti savo stopas už spygliukų. Taip, profitas, nu, pirmas profitas minimum prie va šitų kūnų kažkur tai. Antras prie tos vietos, kur mes stovim dabar. Taip, nu, o trečias, jeigu mes matom, tai yra linija pagal nubražyta pagal kūnus, taip, jinai buvo pramušta ir prie jos grįžimo dar nebuvo. Taip, grįžimas turi būti, tai galima kažkur tikėtis 1.080, 1.0160, kažkur tai čia. Valandinis periodas, triguba viršūnė kol kas formuojama, jo, iš vienos pusės, iš kitos pusės vėliava, kas kaip žiūri. Kam kas labiau patinka. Jeigu mes važiuojam į apačią, pramušam į apačią, tai be abejo triguba viršūnė, tikslas 50 punktų. Jeigu mes pramušam į viršų ir važiuojam į viršų, tai tikslas kotas 100 punktų kažkur tai. Tai du variantai, laukiam pramušimo, bet pagal va šitos paskutinės 3 valandas, taip, pagal šitą žvakių, čia fraktalinė formacija, jeigu mes važiuojam į viršų, tai jau šansai didesni, kad mes išvažiuosim normaliai taip, į viršų. M15 periodas, iš anksto ten kažkokios linijos buvo nubražytos, kokios veikia dabar, bet mes jos patrinsim. Yra toks gražus lygis, 50, bet nu, gal tiksliau jį aukščiau pastatyti pagal kuniukus. Taip. Apačioj mes turim irgi gražų psichologinį lygį 1.2.0.0, taip, bet dabar jau su Kanada galima ir pabandyti nubražyti techniką ir mes pamatysim, kad mes stovim trikampyje
ne, kuris yra testuojamas daugiau į viršų negu į apačią, reiškia noras važiuoti daugiau į viršų negu į apačią. Be abejo, nieko tai nereiškia, nereikia dabar bajant iš karto arba selint iš karto, reikia sulaukti pramušimo į vieną arba į kitą pusę, bet prekiauti atšokimais jau nepatarčiau kaip po tokio. Va. Mušam į viršų, grįžimas prie 102 kažkur tai kiam 7, 50 ir važiuojam į viršų. Mušam į apačią, grįžimas kažkur, priklausom kur pramušim, grįžimas kažkur 10210, 07 ir važiuojam į apačią. Šiandien tiek, kitą apžvalgą, tikėkimės antradienį kitą bus, jeigu nebus svarbių naujienų. Ačiū uždėmesi.